krūmas skraidantis ore. What the fuck? Na jo, keistas pasaulis. Taigi, sveiki visi, čia su jumis aš Miškis ir šiandien mes žaidžiam Minecraft Pocket Edition ir kokį 8 gal epizodą ir jo, ką aš šiandien norėsiu padaryti. Tokias kaip, rausimės į apačią, ten kaip kasyklos bus, va čia va bus tas dalykas ir jo. Dabar aš žinau, iš ko darysiu. Tikiuosi priderės prie visko, mums reikės tik va šito va medžio. Nu, aišku, ir iškraftinto, ir neiškraftinto. O Jėzu, dabar mums sunkiau žaisti. What the fuck, matėte, šoko strėlė? Būna. Ne vieną kartą man tai buvo, bet what the fuck. Aš per šį epizodą viso šito kaip kasyklų nepadarysiu, tai gal per live streamą, jeigu šiandien darysiu, o gal rytoj, aš nežinau, iš tikrųjų. Jo. Bet mums jo reikės, taip, ką aš žinau, ten daugiau laiptų gal bus. Jo. Mums tik... Ai, dar ten gal galėsim padekoruoti su medeliais, ten visokiais tais flower podais, ar kaip jie ten vadinasi. Vienu žodžiu. Ai, man atrodo, mums ten nereikės to neiškraftinto. Neiškraftinto medžio, va šito va. Acacia wood, tiesiog. Dabar... Nes mes, čia pasakius. Va štai, va taip va padarom. Va. Dar. Aš net nežinau, kiek į aukštį darysiu, tai... Bet palaukit, mums reikės tais 4 blokų. Tai va čia iškertam, o čia toliau bandom pralyginti, kaip sakoma, sulyginti su žeme. Ok, ir čia tas pats. Kad panašu būtų, kad čia būtų natūralu. Ir jo, nors nepalaukit. Ai, ką aš padariau. Tik sugadinau pikeksą. Ne, pikeksą čia vos. Sugadinau kastuvą. Papildomai sugadinau kastuvą tik tais. Jo, dabar galime eiti tas prie crafting table. Aš net neįsivaizduoju, kodėl aš neįsidedu itemui ten. Vienu žodžiu, mes per live streamą įsidėsim, jeigu jis bus, aš net nežinau, aš jums bijau pameluoti. Ok, palaukit dabar. Tikiuosi mums užteks. Aš net pats nežinau. Ar man gražiai atrodys.
Tarkim, nuo čia va taip va pradedam. Čia taip. O Jėzau, kiek čia mums reikės. Oi. O atsiprašau, jūsų. O taip. Jūsų. Čia blokai bus. Ir slabs. Į pragarą reikės dar nueiti tikrai. Vien dėl tų. Nes ten yra tas, radom Nether Fortress ir yra Blaze Powneris ir mums reikia bent jau dabar bent vieno Blaze rodo. Vien dėl to, nes noriu pasigaminti Braving šitą stendą. Ir aš žinau tokią mašiną, tipo Braving mašiną. Tipo ten gali pats įsirinkti, vieną žodžių dabar negaliu jums paaiškinti. Ten daug redstone ir iron reikės išnaudoti. Bet man žiauriai pravers, žiauriai patogu. Aišku, ir daug resursų reikės sudėti. Tai jo dabar, tai va. Ir manau tiesiog galim kastis ten. Jo. Ir žinokit, man šitas, va ką aš dabar darau, tai tikrai pravers. Ogi kodėl? Nes, čia toks neįprastas maininimasis ne po keivus, o šiaip sau ten pats skirti ir taip dažniausiai randama deimantų. Tai jo. Va taip aš ir ieškosiu tų deimantų. Sugalvau dar biškį vieną dalyką. Čia pasidarom tokį kaip fermikę, nes mums maisto tai reikia išgyventi, ne? Jo, tai va. Dabar kur? Gerai. Mums reikia pagaliukų. Pasigaminam čia. Va, ir štai va. Dabar sėklų. Turim 32. Tiek aišku nesusodinsiu, bet kažką daug mums reikėtų šiaip tai susodinti, nes daug ir maisto reikia. Štai. Tarkim, mums užteks. Ir susodinam. Ta gėlytė tegu ten žydė. Bus jai geriau. Man geriau. Ir taip toliau. Viršų tiesiog reikės mums. Va, pasiemam. Ir va, tai va padarom. Ir su slabais gal uždengtume. Nežinau. Gal, o gal ir ne. O gal ir jo. O kaip aplamai mums atrodo, va čia tarkim iš šono.
gal gan ir neblogai. Nu gerai bus. Ai, jo, dar vieną dalyką. Ai, palaukit. Jei mes dar tai va padarysime. Nu gal ne. Nelabai. Taip, dabar norėčiau pasigaminti tų podų. Ja dar einu gal pamiegosiu, nes čia mobai aplinkui. O, sveikas. Kaip sekasi? Sveiks. O mėsos tai neturėjo išmesta, ne? Dabar mums reikėtų tvoros. Ir va, yra tvora. Paskui neturim plytų. Nope. Bet turėtume turėti klei. Va. Mūsų klei. Klei. O, kiek airono. Pamiršau net apie jį. Pasidedam šitą aironą. M6 čia. O kur dar? Čia 2M9. Juk daugiau turėjom. Daugiau nei staką. Interesting. Opala, mes neturim tų medelių. Ai, va, turim. Ko aš nepasiėmiau tos plytos? Čia gal dar tų seplingų išmetė, tai... Tai mums jų gal ateityje prireiks. Gal jie jau dingo. Nes jau 5 minutės praėjo, tai... Kiek žinau, tai 5 minutės reikia laukti. Opa, creeperis. Mūsų didžiausias priešas. Fuck you. Gerai, kad tik visko neišnešė. O tik sėklos. O ką gėlytė dingo, tai ir čia galim pasodinti. Ok, dabar čia va tai va. Čia vienas. Ir einam pasiimt antrą. Jep. Oh, parkour. Ups, aš duris pagadinau, ne? Ai. Ten tikram kaimelyje užaugo šitie vytai, tai galėsim ten nueit. Ir pasiimti, pasivokti. Jūs nieko negirdėjot, ką aš sakiau. Tikrai. Jo, dabar dar giliau gal kasamės. Gal 2 blokais kokiais. Giliau. Nu, nes reikia erdvės. O, kaulas. Jo, tiks ar netiks? Nu, tikriausiai tiks. Dar nuėmėm maisto gal rasim. Man tikrai jo reikia.
Ir kas man gerai bus per live streamą, kai kas jūs į apačią, tai dar cobblestone prisikiršiu ir laiptus galėsiu pasigaminti. Jo. Jo, pagaliau, atsiprašau dėl to. Tikrai nesigiriu, aš tiesiog tai sakau vien dėl to, nes neturiu ką pasakyti. Dėl to vandens. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Čia kaip krūmas skraidantis ore. What the fuck? Na ja, keista. Paukštis skrenda, galvau. Kodėl tu nekeisi? Jo. Tai jo, pagaliau po mėnesio pertraukos nuėjau. Ir pasakyčiau, gan neblogai ten sekėsi man. Ups, aš čia netyčia. Jo. Pala, mes galėtume kada nors pasigaminti automatinę wheat fermą. Ir aplamai kažkieno automatinę iš produktų. Ta prasme, ne taip, kad pasiemi ir tas, ten nurenk. Ir tokią, aišku, pasigaminsim, bet tokią, kad tau labai greitai augina viską ir tu tiesiog nurenkinėjai. Tai mums ten tiesiog prireiks bone meal ir šitų sėklų. Tai jo. Bet aš nežinau, ar tiksliai ar jį taip gaminsis, kaip aš dabar planuoju. Tai jo. Bet būtų iš tikrųjų labai naudinga mums tą fermą pasigaminti. Aš gaminčiausi ne wheat, o bulvių. Ką jūs ten veikiat? Kaip jūs ten užsilipot pirmą? Ką kaimiečiai gali laipiot kopėčiom? Pirmą kartą girdžiu. Ok, ir dar morkų pasiemam, nes paušienam, tarkim. Aš šiaip tai jų gal ir valgys, aš jas naudosiu maistui. Naudosiu, aišku. Va, galim varyti namo. Pakeliui užvalgo morkų. Va, dabar naudoju aš jas. O, čia dar yra. Bet labai jos mažai pridedam. Ko tu neužsilpi ant? Aš ne ant tvoros noriu. O Jėzau, čia kad neblogai prisirinkę. Jūs kaimiečiai mokat augint. Bet dabar aš iš tikrųjų nežinau, lygtais tie kaimiečiai nurenka tą derlių, bet aš nežinau, ar jie įdeda į čestus. Tarkim, jeigu norėčiau pasigaminti automatinę fermą šitų, su kaimiečiais ten. Būtų iš tikrųjų labai gerai, naudinga. Čia panašiai tas pats, kai mes ateitume ir leverį paspaustume ir visas mums derlius nusirinktų. Tik čia mums nereikia nieko spausti ir panašiai. Ir plus mes galim bet kur nueiti, užaugs, nurinks ir įdėš į chestą.
O taip tai mums reiktų, tarkim, pilnai užaugo, tai jie daugiau nebeaugs. Ir jeigu jie dar, tarkim, augins tą, atgal ataugins, tai žiauriai gerai. Jo. O, kaimiečių susirinkimas. Pavyks man nusiropšti. Kaimiečių susirinkimas. Išlaisvint man juos ar ne? Šiaip pasiliksiu atsargai iš tikrųjų. Kodėlgi? Nes gali, tarkim, zombiai... O! Dar vienas prisidėjo. Zombiai gali žudyti ir kažkas panašaus. Vienu žodžiu. Neįkrisk pats, žinok. Okei. Tai va. Aš iš tikrųjų žinosiu, kad čia jie yra, nes tokio kūrinio nėra, mano šedevras. Čia tik mano šedevras. Tai jo, manau ir baigsiu epizodą. Jo, kai matėte praeitą epizodą, nesigaminom jokių armorų, pasiėmėm iš chesto kokius radom. Tiek čia. Vienu žodžiu, va. Blast Protection 2 ir Protection 1. Tai jo. Dabar nežinau, ten kai su tuo Aurimu žaidėm, tai jis buvo atėjęs į mano pasaulį ir jam visi itemai dingo. Ir aišku, man atrodo, tai vien kartosis. Tokios ir bus problemos dėl tų serijų. Jo. Nekokie reikalai, nekokie. Bet kad namą gražų planuojam, tai jau tikrai ten. Gražus. Aš iš tikrųjų galėčiau visą parodyti, bet tada nebūtų jums kaip kokia staigmena. Tai jo, manau, čia ir baigsiu šį epizodą. Jeigu jums patiko šis video, spauskite like mygtuką, dalinkitės. Dalinkitės, komentuokite, ką man daryti kitam epizodui. Jo. Karvės dar neišmirot. Pamaitinsiu jūs dar. Jo. Ir komentuokite, ką man daryti kitam epizode. Ir jo. Čia su jumis buvo Šmeškis ir sakau jums viso. Bye bye.